Šiandien labai nuostabi diena. Visas miestas ir ne tik miestas, turbūt Lietuva, visas pasaulis ruošiasi Kalėdom. Tai iš tikrųjų labai nuostabus metas, kai mes linkim vieni kitams laimės, džiaugsmo, sveikatos ir daug gražių palinkėjimų išgirstam mes šiuo metu. O aš noriu jums pasakyti, noriu jūsų paprašyti, kad jūs tai darytumėt ne tik per Kalėdas ir naujus metus, o darytumėt kiekvieną dieną. Nusišypsokit sau, pirmoje eilėje nusišypsokit sau. Pasižiūrėkit į veidrodį ir nusišypsokit sau. Nes jūs esat vienintelis žmogus, kuris jūs lydės visą jūsų gyvenimą. Nuo pat gimimo iki pat mirties. Ir žinoma, nusišypsokit sutiktam praeiviui. Nusišypsokit bent jau kartą per dieną kažkuriam tai žmogui. Ir apkabinkit savo artimą. Pasakykit, kad jūs jį mylit, kol dar galit tai padaryti. Kol dar galit suspėti pasakyti. Nes labai dažnai mes apie tai pradedam galvoti tik tuomet, kai jau to niekaip negalim padaryti, kai jie jau išėję. Taigi naudokitės kiekvieną progą, gyvenkit kiekvieną dieną kaip paskutinę. Nes reikia džiaugtis kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę, kuri mums duota šioje žemėje. Nes visi puikiai žinote, kad kažkada mūsų nebus. Bet jausmus mes turim palikti kitiem ir jausmus mes turim jausti dabar. Jauskit save, jauskit artimus ir mylėkit šį gyvenimą. Mylėkit save ir mylėkit savo artimus. Nes puikiai žinot, jeigu jūs nemylėsit savęs, tai kaipgi jūs mylėsit savo artimą. Taigi meilės jums visiems, nes aš myliu jūs visus. Aš labai noriu, kad jums puikiai sektųsi, kad jūs darytumėte tai, ką jūs norite daryti ir tikrai darytumėte tai su džiaugsmu. Taigi sėkmės jums ir laukiu labai jūsų sėkmės istoriją. Ate.